Sveiki, sveiki, atvykę į mano kanalą, mano vardas Elžbieta, malonu jūs matyti. Šitame kanale mes kalbam apie ispanų kalbą, gramatiką, žodyną, gyvenimą, naujienas, apie viską mes kalbame šitame kanale, kas susijęs su Ispanija. Ir šiandien aš jums pristatysiu 25 ispaniškus sakinius, kurie yra labai naudingi ir reikalingi gyvenime Ispanijoje. O jeigu jūs norite mokytis ispanų kalbos ir dar ieškote kursų, tai jūs galite pasirinkti mano online mokyklą. Nuorodą jūs rasite šito vaizdo įrašo apačioje, spauskite, užeikite ir rinkitės jums tinkamiausią mokymosi būdą. Ar su mokytoju, arba kursas mokausi pats, kur jūs mokotės patys savo, jums tinkamu laiku online platformoje. Taip pat prenumeruokite šį kanalą ir neužmirškite apie palaikymą. Man tai yra labai svarbu. Iš anksto dėkoju, muchas gracias. Entonces, yo pienso que ya podemos empezar con las frases cotidianas. Tengo que empadronarme en este municipio. Turiu deklaruoti gyvenamąją vietą šitame mieste. ¿Dónde se pide cita para el empadronamiento? Kur galima užsiregistruoti dėl deklaracijos? Necesito pedir cita en extranjería. Turiu užsiregistruoti vizitui migracijos tarnyboje. ¿Qué documentos necesito para renovar el NIE? Kokius dokumentus reikia pateikti, norint atnaujinti NIE? O kas yra NIE, jūs rasite vaizdo įrašą mano kanale, kur aš detaliai viską apie tai papasakoju. Kas tai yra, kokie jie yra ir kaip išsiimti. He perdido mi tarjeta de residencia. Pamečiau savo leidimą gyventi kortelę. Na, duok Dieve, nes tada vėl jums reikės viską iš naujo daryti ir vėl rinkti dokumentus. Tikėkime, kad niekas iš jūsų nepames. ¿Cuánto tarda la cita previa? Kiek laiko užtrunka, kol gauni vizito laiką? ¿Dónde está la oficina de extranjería? Kur yra migracijos biuras? Tengo que hacer una traducción jurada. Reikia padaryti notarinį vertimą. ¿Dónde puedo conseguir un certificado de empadronamiento? Kur galiu gauti gyvenamosios vietos pažymą? ¿Esto se hace en el ayuntamiento o en otro sitio? Ar tai daroma savivaldybėje ar kitur? Tengo que ir al banco a abrir una cuenta. Turiu eiti į banką atsidaryti sąskaitą. ¿Aceptan pago con tarjeta? Ar galima atsiskaityti kortelę? ¿Cuánto cuesta este trámite? Kiek kainuoja šis formalumas? No me funciona el certificado digital. Mano elektroninis parašas neveikia. ¿Dónde puedo imprimir ese documento? Kur galėčiau atsispausdinti šį dokumentą? ¿Hay alguna oficina cerca de aquí? Ar yra kokia nors įstaiga šalia? No entiendo bien lo que dice el formulario. Nelabai suprantu, kas parašyta formoje. ¿Puedes ayudarme a rellenarlo? Gal gali padėti užpildyti? ¿Se necesita cita previa o puedo venir directamente? Ar reikia išankstinės registracijos? Ar galima tiesiog ateiti? Voy a recoger un documento que he solicitado. Einu atsiimti dokumento, kurį užsakiau. Ir porą sakinėlių būtų studentams. ¿Dónde está el aula de filosofía? Kur yra filosofijos auditorija? ¿Puedes compartir los apuntes conmigo? Gali pasidalinti užrašais su manimi? Tengo que entregar un trabajo esta semana. Turiu atiduoti rašto darbą šią savaitę. ¿Cuántos créditos tiene esta asignatura? ¿Qué crédito turi šis dalykas? Voy a la biblioteca a estudiar. Einu mokytis į biblioteką. Tikiuosi šitie 25 sakiniai jums tikrai bus reikalingi, nes jie yra kasdieniai, jie yra susijęs su dokumentacija, kuria mums, taip kaip los extranjeros, gyri, taip užsieniečiams mums reikia daryti ir tikiuosi tikrai jūs panaudosite ir žinosite, ką kurioje vietoje kaip sakyti. Šitam kartui buvo viskas, malonu, kad buvote su manimi šitame kanale, prenumeruokite, nepamirškite apie palaikymą ir susitiksime greitai kitame vaizdo įraše. Venga!